Turbūt visi žinote šitą bičą. Ir bent jau esate girdėję apie šį. Vienas iš jų įsirašė į Lietuvos gamingo istoriją ir sukūrė didžiausią online gaming eventą PUBG Creator Showdown. Ir dabar bandys antrą kartą pats save pranokti. Jau spalio 20 dieną Gimone. Kaip jie sugebės pilotuoti? O antrasis į savo komandą pakvietė mane. Labas rytas, ponas Karalukai. Ir aš ieškau vieno žmogaus į savo komandą ir padalyvauti, pasirungti. Esu pagerbtas, tačiau turiu pripažinti, kad iki šios minutės PUBG esu žaidęs vos 7 valandas. Ir vietoj to, kad ruošiausi turnyrui, nusprendžiau pasidomėti, kaip senai Lietuvoje yra rengiami įvairūs gamingo renginiai. Vienas seniausių gamingo renginių, kurį pavyko rasti, InfoShow, kurie startavo dar 2011 metais. Ir renginys tęsiasi iki dabar. Renginio formatas gal šiek tiek ir keitėsi, bet pagrindinė dedamoji žaidimai panašu, kad vis dar giliai kraujyje. Žvelgiant bendrai į gamingo industriją Lietuvoje, turime atsiminti kelis vardus. Algirdas Gricius, dar kitaip žinomas kaip Čiauzeris, Sveiki visi. kuris prieš 3 metus pristatė itin patrauklų online renginio formatą su savo organizuojamu FilQ. Simas Sanužis svarbiausia daryti, Labas visiems. kuris prieš 2 metus pristatė CSGO Live turnyrą Vilniuje. Bei jau minėtą Karolį, kurio pavardė visai neaktuali LTU Republic. Kuris galimai pasimokęs iš geriausių kolegų patirčių, būtent šiuo metu bando užkariauti jūsų širdis su savo organizuojamais Creator Showdown. Oh my god. Tai ko tikėtis naujame renginyje Gimono metu? Va čia, žiūrėk, vienas pasislėpęs, mušam. Bėg. Pataikiau į rūrą. Ačiū, kad niekas neklausite, bet pasakysiu tik tiek, kad jei norite pamatyti Paulių Samošką, Aurimą Valujavičių, LTU Republic, JL, svarbiausia daryti, Omantą, Eistelo, Luką Čestovą, Eastern European ir kitus Lietuvos streamerius vienoje vietoje, kviečiu apsilankyti. Renginio metu 16 kapitonų su savo komandomis leisis į mūšį ir kovos dėl geriausios komandos vardo. Todėl šioje vietoje man labai svarbi jūsų nuomonė. Kaip galvojate, kuris kapitonas užims pirmąją vietą? Pasidalinkite komentare. O jei patiko šis video, būtinai paspauskite like bei follow.